Nu ką, esame Italijoje ir dabar ruošiamės į treniruotę, tai susitiksime treniruotėje. Nu ką, varžybom 200 metrų sprintui tiesia netgi naują asfaltą, labai faina. Kai matot gatvės siaurą, tai startuosime turbūt po 2. Jo. Ką, baigiam treniruotę. Jo, nu taip sakyčiau, įdomi trasa mieste. Šie vaizdai gražus, bet vietom, kur naujas asfaltas nutiestas, tai labai gerai, bet pavyzdžiui, ten, kur senas ir daug šulinių ir duobių, tai jo. Brrr, nu jo, toks mūsų rytelis. Šlapias, šaltas. Čia pirmą varžybų dieną šiandien. Papusryčiavom. Mateušo ir viltisi. Startas mum šiandien 4:30. Taip po pietų dar spėsim ir pietus pavalgyti. Jo. Tai ką, nugalanda mum lazdas. Aštriai padarė. Dabar reikia uždėti tokius, parodysiu, reikia dabar uždėti štai tokius žiedelius, nes pas mane jų nėra, tai tą ir darysim dabar. Jau. Have asked us to play by their rules. Žodžiu, jo, tokie mūsų lietpalčiai. Nu, aišku, geriau negu nieko neslėja, tai belekai. Tai va, būsim prieš startą, nu, per startą jau nusimsim. Toks va šiandienos mūsų šitukas, važiuojam. Nu ką, šiandien rytas kol kas toks nelyjantis, smagu. Gal naktį lyja, jo, bet netgi viršūnės apsnigo. Matosi baltai, vakar nebuvo, tai šiandien apsnigo. Jo, ką, mes turim vėl po pietų startą. Šiandien 200 metrų sprintas. Ką, žiūrėsim, kaip mums seksis. Šiaip labai šalta, gal +4 tik tais.
ką, žodžiu, norėjau parodyti, kaip sugadino mano rūbus. Tai va, man jie buvo normaliai. Dabar aš kelnės irgi taip pat sugadintos. Užsitempė manios į viršų belekai. Aš, va, kokio ilgumo. Eik tu savo. Žodžiu, nes jie buvo visi šlapi mano rūbai. Ir nunešiau, paprašiau, tipo, ar galima, ar galėtumėte išdžiovinti, tipo, ar galima pasėti ant džiovintuvo kažkur. Tai tiesiog ten kažką itališkai pašnekėjo ir nunešė. Štai antbačiai. Atsiklijavo. Čia priekį susilenkė, bet irgi va visur. Atsiklijavo, ta prasme. Kokio didumo dabar atrodo, jie buvo žymiai dvigubai didesni. Jos gal išlydę, aš nesuprantu. Žodžiu, jo. Sugadino. Nu ką, tiek jau tam. Toks tas gyvenimas. Nu ką, apšilinėjom. Žmonės greitėja, ruošiasi. Už 30 minučių turiu startą. Tai va, jo. So we have seen in this moment Kuslen, our junior girl from Mongolia, number 16. Mas è dato come non partente. Dai! Quindi sul traguardo. Nu ką, baigęs, finišavau, kvalifikacijos nepraėjau, 2.7 buvau. Taip kaip išėjo, taip išėjo. Jo. Nu ką, esam prie finišo linijos, pažiūrėsim, pafilmuosim foto finišą. Ukrainietis prieš švedą varo dabar. Karočią, Lauris Praknysa, ką tik prieš Norvegą. Nuplyšo beveik batas. Eik, tu na. Nu ką, baigė šiandien 200 metrų sprinto diena. Lekiam vakarieniaut ir ilsėtis, nes baisiai sušalau, labai šalta. Neturiu daugiau nieko rimtesnio apsirengti, tik tais treningai. Davai. Jau, sveiki visi, šiandien mes darom klasiką treniruotę, vėjuota ir šalta. Tai va, šiandien darysim klasiką treniruotę į kalną. Nu ką, baigiam treniruotę, gavos gal 12 km, į kalną tikrai yra ką veikti kilt. Tai dabar parduotuvėje, pasiėmėm atsigert. Nu ką, sveiki žmonės, paskutinė varžybų diena, nematai. Jau sunkiausias čia jau jaučiu. Pavakar šiaip labai sunku buvo. Jo biški vakar pašlubavos sveikatą. Bet šiandien kaip ir normaliai. Tai judam, šiandien 13 km klasika. 3,5 km iš to distancijas kilsim į kalną.
Apie 400 metrų pakilsim. Jo, tai va. Tai man startas. Šiaip įdomu turėtų būti. Žiūrėsim, kaip seksis. David, say hi! Va, finišavom 13 km. Ir dabar su gondola. We're going down. Yeah. Dude, the view. Oh my god. So, yeah. We're with David. Oh, I'm cooked. Yeah, going downhill after the uphill in gondola. The views are amazing. Yeah, see ya. Nu ką, kylam, turim akreditaciją, tai kylam į viršų dabar. Buvo mano kamera palikęs. I need a ticket. Yes, but you just come back, right? I left my ticket in the gondola. I don't have it in. Yes, but it's just one. It's just one, but anyway. Only one time? Yes, but in this case, we will give you the tickets. Thanks a lot. Yeah, thanks. They gave me the ticket. Yeah. Oh, ačiū Dievui. They said it's not allowed to go another time. Okay. Mums davė bilietėlį, leido dar antrą kartą nuvaryt. Oi, senai jūs negalėtėm. Ten dar galima aukščiau kilt. Jei. Oi! Nu ką, mes atsikėjom su Matu, skrojam daiktus visus. Dabar yra be 10:07 ir mes važiuojam namo. Pabiškai. Tai va čia baigsis mūsų vlogas. Arba nesibaigs. Dar pažiūrėsim.